Italijos dizaineris Ermanno Servino įkvėpimo Milane ketvirtadienį pristatytai 2012 m. rudens žiemos kolekcijai sėmėsi keliaudamas po Hampšyrą ir Veneciją. Mados kūrėjas šį kartą nusprendė itin pabrėžti taliją. Trumpučių švarkelių ir jojiko kelnių derinys šį tikslą padėjo pasiekti su kaupu. Gipiūras ir berankovės palaidinės derintos su kelius siekiančiais drapiruotais sijonais ir vilno švarkeliais. Taip dizaineris atidavė duoklę britų stiliui. Dizaineris įkvėpimo sėmėsi ir iš 18 amžiaus Venecijos. Būtent iš to laikmečio į kolekciją atkeliavo drapiruoti korsetai. Kolekcijoje taip pat netrūko paltų ir švarkų išsiskyrusių švelniomis pečių linijomis ir paaukštintų liemenių. Menininkas šį kartą rinkosi labai ramias spalvas. Ant podiumo karaliavo karamelės, ruda, juodai mėlyna ir žalia spalvos. Kolekcija papuošė ir netikėtų faktūrų suknelės. Dizaineris kolekcijos išbaigtumo įspūdį sukūrė manekenes apmaudamas verstos odos batais.